Oficialūs šaltiniai teigia, kad vaistininkų Lietuvoje yra maždaug 15% daugiau nei kitose Baltijos šalise. 25% daugiau negu Lenkijoje, 43% daugiau negu Vokietijoje, 4 kartais daugiau nei Nyderlanduose. Beje, vaistininkų tinklas Lietuvoje yra gerokai tankesnis, 47 vaistinės 100 000 gyventojų, tuo tarpu ES vidurkis 31 vaistinė 100 000 gyventojų. Tad net jei užsidarytų 30% vaistinių, mes pasiektume ES vidurkį. Kaip Jūs vertinate šią statistiką, nors nieko prieš tuos skaičius neturiu, bet kyla pagristas klausimas, gal ne vaistininkų trūksta, gal vaistinių yra per daug? Kolega, jeigu žiūrėti statistikos ir pagal tai priimti sprendimus, tai galbūt Jūs ir teisus. Bet reikia įvertinti visas aplinkybės, infrastruktūrą, demografinę situaciją, tradicijas ir panašiai. Mesgi turim, lyginant vidurkius su ES šalimis, ir daugiau gydytojų, daugiau lovų skaičiaus, bet ar tikrai mes norim taip staiga tam, kad atitikti reikalavimus, sumažinti lovų skaičiaus ir manyti, kad mes jau čia kažką pagerinam. Taip, konferencijų Briuselis pagirs galbūt Lietuvą, bet ar žmonėms nuo to bus patogiau, todėl mes pasirinkom kitą kelią, kad efektyviai pradėtų veikti pirminė ambulatorinė grandis ir panašiai. Tai lygiai čia tas pats. Dabar imti uždaryti 30% vaistinių, daugiausiai mažų, žmogui bus nepatogu. Vėlgi, žiūrėkit, dar tų pačių lovų skaičiaus, kaip minėjau. Tai kai kurios šalyse taip yra žymiai mažiau ir gydytojų lovų skaičių. Bet pavyzdžiui, Japonija, išsivysčiusi valstybė, kur gyvenimo trukmė ilga, žymiai daugiau lovų yra negu Lietuvoje ir gulėjimų trukmė, jeigu Lietuvoje yra 6-7 dienos, ten yra 17 dienų, dėl to, kad valstybė įvertino, kad yra toks poreikis. Tai aš labai prašyčiau nesiekti, kad Lietuva atitiktų tam tikrų rodiklių. Žiūrėkim, kad žmogui yra patogiau. Taip, mes šiek tiek turim vaistinių per daug. Taip, tos vaistinės po truputį tikriausiai užsidarinės visą kitą. Bet siekti statistikos, visiškai čia ne tas tikslas yra, tiesiog neužsidarys 30%.